Jeigu tu jauti, kad gauni per mažai, tai ir sakai, kad žiūrėkit, gal galim kažkaip pasiderinti, kad būtų daugiau. Tu netampi įdomus dėl to, nes tu esi turinio kūrėjas. Tu netampi įdomus, nes tu esi influenceris. Gerai, turiu tau 2 klausimus, jeigu galima. Mano tikslas yra optimizuoti taip visus dalykus, kad būtų galima kiek įmanoma mažiau įdedant rankinio darbo, dar kažkokių dalykų, kažką tai pasidaryti. Tai meskit darbą, turėkit tai, kas jums patinka, žinai, ir tada ateis pinigai, bet that's bullshit. Aš galbūt visko nemoku, galbūt visko nežinau, bet ką aš jums galiu pažadėti, kad kažkaip I'm gonna work my ass off, kad žinočiau viską geriausiai ir performinčiau as best as I can, tipo. Neišsispręs dalykai jų nesprendžiant, žinai. O koks prioritetas? Kur yra prioritetas? Ar mums tikrai to reikia? Norėčiau žinot, kur išnaudoti turimą laiką. Jeigu tai yra konstruktyvus kažkoks komentaras, kad žiūrėk, čia blogai, tai okei, aš tai priimu tiesiog kaip sveiką kritiką, aš galiu kažką geriau galbūt kitą kartą padaryti. Tau nereikia daug kažkokio kūrybinio indėlio, kad tu pagal šabloną kažką padarytum. Jaučiu, kad pasiekiau viską, ką norėjau pasiekti, nelabai jaučiu, kad judu kažkur, nelabai matau perspektyvos kažkur judėti, tokia, žinai, stagnacija. Kai nukrenta visos tos atsakomybės ir tavo vienintelis tikslas dabar yra, kad tavo nosis būtų vietoj, tai yra fucking amazing jausmas. Čia marketingas, ne, aš čia atsakinga. Nori kažko manęs paklausti? Labas, Ieva. Labas, Jurgi. Aš galvau, kaip tai reikėtų pristatyti. Ir visų pirma, tai dabar tu dirbi su marketingu, bet man, pavyzdžiui, labai didelė naujiena buvo, kad buvai viena populiariausių vlogerių Lietuvoje. Ir tavo nickname'as buvo... Ir yra Juiva vis dar yra. Gerai. Sceninis vardas mano šiai dienai vis dar. Gerai, tai aš padėsiu nuo pačio svarbiausio klausimo. Kodėl nustojai daryti vlogus? Ar nustojau, ar tai yra pauzė? Čia yra visų pirma geras klausimas, nes, žinai, aš tos vlogus, kai darydavau, tai consistency vlogų darime buvo kokiais 16-17 metais, kada aš juos pastoviai darydavau, jo labai aišku mokyklos laikais. Ir po to buvo, žinai, toks laikas, kur įkėliau videką, pusę metų neįkėliau, tada įkėliau 4 videkus ir po to vėl, žinai, kažkurį laiką neįkėliau. Tai, bet tas toks inconsistency atsirado, man atrodo, su pirmu oficiniu darbu mano. Tai ir atsakant, kodėl nustojau tą kontentą daryti, tai gal 2 dalykai. Tai vienas dalykas tas, kad kažkoks labai atsirado didelis self-consciousness, kada tu, kurdamas kažkokiom gal nepatogiom temom, ar žinai, tenais galų gale kažkokį trashinį kontentą darydamas, vis tiek neši, mano galvoj, tu neši vėliavą ir už save, bet ir už tą įmonę, už kuriai tu dirbi. Tai jeigu kažkokio trasho prišnekėsi, žinai, ten apie kažkokius brandus ar dar kažką, tai tu gali ir savo, žinai, darbovietį biškį pridaryti dalykų. O kita priežastis, kadangi mano darbas visą laiką buvo kūrybinis, tai toks, kur aš jaučiau, kad visą savo tą, žinai, kūrybinį potencialą ištaškai darbe ir tada grįžus namo, tu nebėra mūzos, nebėra, žinai, momentų, kada apgalvoti, apie ką aš dar čia videką, žinai, noriu sukurti. O net jeigu ateina kažkokia tema, tai būna toks, kur, aš noriu dabar geriau pageiminti ar kažką, žinai, tai toks, kur tiesiog išsikvėpiau turbūt dalinai per darbą savo. Tai kaip jau supratai, žinok, pradėsim nuo vloginimo. Taip, čia vis tiek, aš kai su tavimi pažinau, tai iš to dalyko iš vis nežinau, man čia buvo groundbreaking dalykas ir taip apsidžiaugiau, nes jau daug prikolų gerų gimdavo, o tada pradėjau dar tavo vlogą žiūrėti, tai patyčia materialo prisirinkau žodžių. Aukso fondas. Tai man tiesiog įdomu vis tiek, tu kaip ir didelės tranzicijos nepadarei, ten, žinai, vis tiek liko kūrybinis darbas pagrindė pas tave, tai kad gal at a bigger scale. Bet pradedam nuo pradžio, tai kodėl pradėjai vlogint? Žinai, nuo ko iš viso prasidėjo vloginimas? Jisai prasidėjo net ne nuo vloginimo, o mes pradėjom daryti kontentą su broliu savo ir tai net nebuvo, aš į kamerą pažiūrėjau, žinai, įpratis sveiki. Tai net nebuvo video formatas, mes turėjom magiją, kur tu gali kasetės rašinėti tipo dalykus kažkokius ir mes turėjom namuose kasečių, turėjom magiją, į kurią gali rašinėti, 2 mygtukus paspaudė ir tiesiog, žinai. Tai mes turėjom su broliu radijo laidą Lemputė, čia labai geras pokštas buvo by the time ir mes tiesiog rašinėdom kažką, žinai, kur aš būdavau vedėja, brolius būdavo ten, žinai, kažkoks tai laidos dalyvis ir tiesiog šnekėdom kažkokius tai, net nežinau, reikėtų atsiražinai tas kasetės pasiklausyti, apie ką mes šnekėdom, bet būdavo tiesiog laiko praleidimo, bondinimo kažkoks būdas, kažką smagaus sukurti ir tiesiog savo turėti, because it's fun. Ir
Tada, man atrodo, jeigu neklystu, brolis, dar kitas mano, aš 2 brolius turiu, tai kitas brolis buvo nusipirkęs tą tokią, žinai, kasetinę kamerą ir palikęs namuose ir mes taip, tavai įrašom, čia kažką reikia padaryti video. Tai padarėm pirmą video į kasetinę kamerą, tada tėvai nusipirko, man atrodo, pirmą skaitmeninį fotoaparatą, tada su broliu jau video formato laidas pradėjome rašinėti, ką turbūt irgi turėjai matyti, nes yra vis dar vienas ar porą video, man atrodo, pasilikę YouTube pas mane. Ir po to brolis išvarė studijuoti ir likau aš viena su fotoaparatu, tai pradėjau tą kažkokį kontentą kurti viena jau be brolio. Tai nuo to ir prasidėjo realiai viskas. Magnetola, tada brolis su kasetinė kamera, tada brolis su skaitmeninė kamera ir tada tik aš ir kamera likom. Toks relationshipas mūsų. Bet tai čia viskas vyksta mokyklos laikais. Ir net iki mokyklos laikų, nes visas kontentas dar iki mokyklos. Jo, tai kasetiniai laikai vyksta iki mokyklos, o skaitmeninė kamerų mokyklos erai turbūt atsiranda. Jo, bet tai buvo pradinės klasės kokie. Dar turiu vieną video, kur mes pasakom, sveiki, čia 2004 gal kokie 2005 metai, tai žinai, 2 metai atgal, žinai, tai čia yra vėliavos nešimas vlogų industrijoje, žinai. Taip, pionierė. Nu. Tai gerai, tai pradėjai daryti tos vlogus. Kuriam taške, kiek tų metų buvo, kai pradėjo viskas biški kickoffint jau ir ta kažkokia bendruomenė vlogerių atsiranda ir jau tavo tas sprogimas mainį vyksta. Ten, man atrodo, nuo kalbant video terminais, tai būtų Justinas Bieberis atvažiuoja į Lietuvą. Žinok, aš turėjau 2 sprogimus, manau, tokius jau kur prasprogimai mano peak time kokie buvo. Tai vienas peak time'as buvo dar su broliu, nežinau, ar turėtų dar atsiminti tu ir publika turbūt, Videogaga kaip platforma. Tai pirmas prasprogimas buvo čia, nes tai buvo vien tik tai lietuvių, man atrodo, ar Baltijos šalių kreatorių platforma. Ir tenai būdavo reitingas, tipo, pagal peržiūras, followerius, subscriberius, net nežinau, pagal ką tenai, žodžiu, pagal keletą skirtingų kriterijų buvo reitingas, tipo. Tai vienas toks jau peak momentas buvo, kai mes buvom reitingų Lietuvos, ar ten, nežinau, visos Videogagos pirmoji vietoje. Tai čia jau buvo toks, kur, tipo, žinai, ką čia mes, žinai, pirmoji vietoje esam. O antras išsprogimas buvo mano turbūt su granatų video, kuris išsprogo internete visiškai ir nuo to buvo mano peak momentas ir nuo tada viskas tik žemyn. Ja. Bet tai vis tiek, mokykloj pradėjai daryti tokį dalyką. Mano kokia patirtis buvo, aš ten pradėjau gal 9 klasė arba 10 kažkokį pirmą podcastą irgi bandyti daryti. Ir buvo dalis žmonių, kurie labai supportino ir buvo žiauriai nice ir viskas fainai, bet čiūjo 8% žmonių galvoja, kad aš biškit durnas esu, ar ten, tipo, šūdais išsiminėjai, visą kitą. Aš nesigilinau, kokia ten, žinai, ta priežastis ir panašiai, bet man su to dylint vaikui, čia buvo tragedija, tipo, žiauriai permastydavau, vienu metu iš vis, tipo, nusprendžiau nieko nebedaryti, nes realiai žmonės pizdavodavosi, tipo, iš tokių dalykų. Ir dabar to jau nebėra, ačiū Dievui, peraugo, ir tie socialiniai ratai biški pasikeitė, tai situacija geresnė. Bet man labai įdomu, kaip tu su to dylinai, jeigu tau iš vis buvo tokio reikalo. Nežinau, mano gal aplinka buvo tokia labai supportive, pavadinkim. Kur, žinai, dar vienas momentas, tu sakai, pradėjau 9 klasiai daryti tenais video ir panašiai, tai reiškia, jie žinojo tave iki video ir tave kaip žmogų, kuris pradėjo dabar daryti video. Aš kadangi nuo ten, žinai, 2-4 metų jau kontentą kažkokį, žinai, dariau, tai aš jau, ko nežinai, tenais 2, 3, 4 klasė jau buvau tas žmogus, žinai, kuris kažkur kelia kontentą ir nebuvo distinkcijos Ieva be kontento ir Ieva su kontentu. Okay. Daugiau mažiau mano socialinis ratas žinojo visą laiką, kad aš, žinai, darau kažką tai internete ten su broliu, jie, žinai, tokie abudu menininkai. Tai man artimoje aplinkoje, sakau, nebuvo kažkokio tai ten, žinai, nei pašaipų kažkokių, nei kad tu čia šūdą kažkokį darai ir panašiai, žinai, arba žiūri, arba nežiūri, žinai, kažkokiu momentu kažkas gal užsimena. Man vienintelis stresas, ne tai kad stresas, bet mano tėvai žiauri ilgą laiko tarpą nežinojo, kad aš kažką darau ir man buvo toks, kur... Kai tėvai pradėjo, tipo, oi, jie būtent naują video įkėlė, reikia pažiūrėti čia kažką, tai man čia buvo toks, kur... Man čia buvo didžiausias, žinai, toks kažkoks, kur... žinai, nefainai. Tai va, o tie neigiami komentarai kažkaip, nežinau, man nežinau kodėl, bet man visiškai manęs jie neliesdavo, nes tai nebūdavo, žinai, jeigu to parašo, oi, tu čia kažkokia ten, žinai, esi, tai nėra konstruktyvi kritika, žinai, tai tokį vemalą ir nekreipi dėmesio, o jeigu tai yra konstruktyvus kažkoks komentaras, kad žiūrėk, čia blogai, tai okei, aš tai priimu tiesiog kaip sveiką kritiką, iš ko aš galiu kažką geriau galbūt kitą kartą padaryti. Okay. O kalbant su ta visa kritika ir tais gerais žodžiais, man kas iš karto labai krito į akį, kad tavo videoje nebuvo
nebuvo tai, kas tuo metu buvo mainstreamas, kaip pasakyti, nežinau, aišku, buvo tavo ir šitą make-upo tas challenge'as, kur ten darėjai visokie tokie nesąmoningi, bet tai būdavo vienetiniai tavo atvejai, vis tiek tavo kontentas jis būdavo kažkokia satyra, humoras ir toks biški intelektualesnis gal humoras, negu tuo metu, man atrodo, kas vyko Lietuvoje ypatingai. Tai, tu imkim nuo visos masės tų vlogerių labai skyriaisi, tipo, ir jautei tą atskirtį ir ar tau tai buvo svarbu ar ne? Jeigu žiūrėjai mano beveik paskutinius video, ką aš buvau įkėlus, čia biški iš kitos pusės pradėsiu atsakinėti klausimą, tai mano paskutiniai video buvo tematika šablonas, tipo, kur aš šaipausi iš visų tų šabloninių videkų, tipo, Haulas, nusipirkau naują bliuską, žinai, ten make-upo, ten, žinai, video, story time'as, kur aš pasakoju, kaip ten man kažkas, žinai, pavyko ar nepavyko. Tai man tas kažkokio šablono sekimas atrodė, būtent šablono sekimas, tai nėra kontentas kažkoks, žinai, tau nereikia daug smegenų, ne tai, kad smegenų, bet tau nereikia daug kažkokio kūrybinio indėlio, kad tu pagal šabloną kažką padarytum. Tai aš kažkaip ir nesistengiau to sekti ir turbūt tai nebuvo apskritai mano, aš neįsivaizduoju savęs ten, žinai, aptarinėjant nusipirktus naujus rūbus ar whatever that is, žinai. Aš neįsivaizduoju savęs ten daily kažkokius vlogus darant, nes aš neturiu ką papasakoti, žinai, ką aš veikiau. Tai man tiesiog būdavo kažkokie, žinai, jokingi momentai, iš kurių ir kyla tie videkai, iš ko ateina pats įkvėpimas. Tai tiesiog gal skirtingi dalykai mane įkvėpė ir aš tai nežiūrėjau kaip į, man dabar reikia padaryti video, tai imam šabloną. Mano kontentas buvo, nes aš turiu kažkokią fainą, jokingą idėją ir aš noriu iš jos kažką fainą padaryti. Kažką jokingo, nežinau, kažką įkvėpti ar, žinai, kažką biškį pizdavot, nepabijokim žodžių. Taip. Bet tokiam amžiui vis tiek tavo tie ir tam tikras fame, žinai, žmonės tave atpažįsta, visą kitą. Kaip su tuo dylinai buvo iššūkių ir kokie jie buvo? Žinai, tas kretingo į fame, tai taip. Nėra kažkoks labai didelis game changeris, nes taip pat visi vieni kitų žino, tai čia, žinai, to nelabai jautės. Ta fame labiausiai pajaučiau turbūt grįžus gal į Vilnių jau gyvent. Kai tu supranti, kad, mato žmonės tave ir žino, aišku, tas mano fame buvo, žinai, tenais 2 kartus per vakarą kažkas prieina, žinai, tu čia videkus darai ir panašiai. Bet tu vis tiek pradedi jau, žinai, kad, jau atskiri, kada yra žmogaus žvilgsnis, kada, žinai, jau į tave žiūri ne kaip į klientą, bet tu, man atrodo, čia darai kažką, žinai. Tai va, tai tas tokį biškį irgi self-consciousness davė, kad tu nebesi inkognito persona, kažkur tu esi kažkas, ką žino žmonės ir atpažįsta. Tai irgi tokį biškį pasitempimo gal momentą, žinai, davė, kad tu nebegali ten, žinai, degančių šotų gerti, čia perkeltinė prasme, bet, toks, žinai, vis tiek yra biškį padidinamojo stiklo momentas. Nežinau, man tai davė self-consciousness didesnį būnant kažkokioje viešoje erdvėje. Bet labai įdomu, nes tu pozityviai labai iš to dalyką žiūri, kad kažką gero išsinešiai. Most of the time būna, žinai, kad ten atsiranda kažkoks additional spaudimas, dar kažkas, o pas tavę atsirado tas self-consciousness, kas, ir ką tu pradžiai pokalbė, žinai, sakei, kad... Bet, žinai, aš niekada neturiu kažkokių neigiamų patirčių, žinai, kada tenais mane nežinau, kad tenais, žinai, gatvėje susistabdo ir kažkaip neigiamai mane reaguotų, kad ateitų ir sakytų, tu čia, žinai, kažką. Tai visą laiką buvo, žinai, fainos tos patirtis kažkokios, arba jeigu buvo ne fainos, tai aš jų negirdėjau, žinai, gal už akių kažkas kažką tai šnekėjo. Tai dėl to tiesiog, žinai, kažkaip tu jauti savotišką gal atsakomybę prieš to savo sekėjus, kad nesinori, žinai, būti prieš kamerą tenais, hei, sveiki, pozityvas ir tada pamato mane gatvėje ir, žinai, esu sutre. Tu čia, žinai, dink nuo manęs ir panašiai. Tai. O buvo tau šitas dalykas, man tai labai daug kartų bandžiau iš tą pereiti ir nepasakyčiau, kad vis dar perėjau, žiūrėjimas į skaičiukų, žinai, vis tiek padarai vieną vlogą, jisai išpopina, padarai kitą vlogą, šūdų krūvą absoliuti, veikdavo tavo nuotaiką ir, nežinau, ir ypatingai kūrybinės idėjas, nežinau, man, pavyzdžiui, jeigu matai, kad daug, ten 3-4 kartus išėlės, čia nėra daug, bet 3-4 kartus išėlės kažkas nepasiseka, man jau tos kūrybinės idėjos, viskas atrodo, čia šūdina idėja, nors jinai galimai yra gera, bet tiesiog jau tu save nuvertini vien dėl praėjusių rezultatų. Tai ir to būdavo šitas. Iki granatų videko turbūt niekada nebuvo, žinai, aišku, faina, o ten daugiau žmonių peržiūrė, o kažkodėl labiausiai man subscriberių kiekis būdavo tas, kur turiu dabar ten 10 000, jėzau, kaip fainai. Tai visą laiką buvo tas pagrindinė metrika, kažkokia subscriberių turbūt metrika, kuri man tiesiog rūpėjo, bet kada aš pradėjau žiūrėti skaičius jau taip jau rimtai, kad čia reikia dabar, žinai, nenusileis granatų videko, žinai, ir kad visi sprogdintų internetą, tai vat po granatų videko buvo tas, žinai, kad plemba, šitas mažiau surinko, šitas dar kažkaip nevažiuoja ir panašiai, bet
bet kokiu atveju tai niekada nebuvo mano main driveris, kad man reikia kažkokį gaulsą pasiekti, nes vėlgi viskas rišosi tai, kad aš turiu fainą idėją, man yra juokinga, žinai, net jeigu kartais, žinai, aš net negalėčiau neišleisti videko, žinai, bet visų pirma, man yra juokinga, man yra fainas šitas kontentas ir jeigu kažkam dar bus juokinga ir faina ir kažkas, žinai, pasikels nuotaiką ar kažką išsineš, that's amazing. Tai faina, jeigu tai susilaukia didesnių peržiūrų, bet sakau, tai nebuvo kažkoks, žinai, gausas, kad aš dabar turiu 100 000 subscriberių būtinai surinkti. Tai yra ne tikslas, bet atoveiksmis, paseka kažkokia, žinai, tavo kontento. O tai kas tai drivindavo tada darytas, Because it's fun. Man tiesiog visą laiką buvo because it's fun, tipo, nežinau, pasijuokti iš kažkokią idėją, nežinau, kirba viduje kažkoks, žinai, kirminas, kad klemba čia žiauriai gera tema, nežinau, ten videkas kažkoks išėjo, kurio gali lipdyti savo video, žinai, tai tiesiog buvo driveris because it's fun. Tiesiog pasijuokti ir pačiai netgi gerai praleisti laiką, žinai, bedarant tą video. Gerai. Tai man tada iš savo vlogų dabar turėsi paaiškinti, aš kaip ir žinau, ką reiškia šitas žodis, bet man reikia biški backgroundo. Tai kas yra pumpotaukšlis? Arba pumpotaukšlis. Čia mano žodis buvo, ne? Priklauso nuo konteksto, žinok, tu tiek daug žodžių gali kitam kontekste panaudoti. Bet tai čia yra realus žodis pumpotaukšlis, ar tu čia tiesiog jį išgalvoji? Dėl to ir yra graži lietuvių kalba, kad tu gali sugalvoti žodį ir jisai gali įgyti reikšmę kažkokią tai. Pumpotaukšlis. Depends, tu gali labai mažą vaiką pavadinti pumpotaukšliu kažkokiu, tai gali pavadinti kažką. Nežinau, žinok, čia priklauso, kokiam kontekste buvo panaudota. Aš radau šitą žodį, tai tavo tam video, kur tu grybus rinki ir tiesiog tu filmuoji. Tai va, grybas, make sense. Man atrodo, gal yra grybas koks nors taip. Ne, tu tenai aiškinai, tiesiog tu filmuoji mėlyną butelį plasmasinį ir sakai, va, čia mėlynasis pumpotaukšlis. Tai reiškia, čia yra fiktyvus grybo pavadinimas. Ok, supratau, gerai. Tada kitas dalykas. Vienam iš video sakei, kad nori būti tolimųjų reisų vairuotoja. Ar čia reali svajonė buvo, ar čia buvo irgi fiktyvi svajonė? Manau, kad su metais tos svajonės keičia, žinok. Ar norėčiau pabandyti kada nors vairuoti didelę mašiną tolimajam reisą? Manau, kad tikrai taip. Turėčiau labai fainą fūrą didelę su daug lempučių. Tai nebuvo mano realus siekis ir tikslas niekada, bet ar norėčiau tai pabandyti? Manau, kad tikrai taip kažkada tai. Ok. Ir dar vieną labai įdomią mintį pasakei, kad vien už tai, kad žmogus dalinasi savo veidų internetą, tai nepadaro jo nuostabiu žmogumi. Visiškai sutinku vis dar su tuo. Taip, labai šiaip, graži ir protinga mintis, nes man atrodo ypatingai su laiku ten ta visa vlogerių subkultūra labai išaugo didelis susireikšminimas. Labai mažai liko tos, kad tu sakai, žinai, darau, nes it's fucking fun, o labai daug žmonių pradėjo tai daryti, nes jie nori būti, nežinau, big, whatever the reason is. Bet labai fainai norėjau dėl šito dalyko pagirti dar tą. Geras, aš net, čia bus galima pasidaryti kokį, žinai, quotes ant sienos. Teisingai. Nežinai, apskritai, man atrodo, yra labai didelė distinkcija ir skirtumas, nes mes, tarkim, lietuvių kalboje, nežinau, ar turim kažkokį terminą, yra influenceris ir turinio kūrėjas. Ir Lietuvoje lygybės ženklą deda tarp influencerio ir turinio kūrėjo. Kai didžioji dauguma mūsų influenceriai nekuria turinio, jie tiesiog turi gražias fotkės su savim tipo ir tada kremų nuotraukas ir dalykų, žinai, bet kokią tu vertę, kažkokią, nežinau, kokią tu actual nuomonę formuoji, tai nėra nuomonės formavimas mano akyse. Tai gal čia, žinai, dalinai į tai ir, ne į tai turbūt rėmės ta mano frazė, bet jo, tai man atrodo, čia toks, žinai, labai svarbi distinkcija yra skirti, kas yra turinio kūrėjas, kas yra, žinai, tiesiog kremų promauteris ir dirba vien tik tai tam ir kelia savo followerius, kad kažkada su tikslu, žinai, kad ateis pas mane Lidlas ir sakys, žinai, davai, gal tu promink mūsų ten, žinai, kažką, plavkės, krosanus ar koinės, žinai. Ok. O man visą laiką būdavo įdomu išteiškinti šitą dalyką. Būdavo visokie fan meetai, visokias dar kitos nesąmonės. Ir aš kaip ir pagaunu, kam reikia šito dalyko. Tai žinai, tu vis tiek keitiesi auditorijom, kažkoks kontentas iš to gimsta, kolebai nauji. Bet taip nuoširdžiai tau būdavo įdomu su ta bendruomenė visą interaktint, ar tai būdavo labiau iš reikalo toks dalykas? Aš tokio, kad, žinai, mano fan meetas aš niekada neturėjau. Ne apie fanbase'ą kalbu, bet kur būdavo, ten buvo Lietuvos influencerių meetas. Taip, tai va, aš apie į šitą referinu. Man tiesiog įdomu, ar, iš tikrųjų, ar tie žmonės tau įdomus būdo, ar čia grinai dėl reikalo reikia? Aš žinau, apie kokią tu net nuotrauką ir apie kokį eventą šneki dabar tiksliai. Tai,
Nepasikėlusiai pasakysiu ne, bet buvo įdomu nuvaryti ir pažiūrėti, kaip tai, žinai, atrodo. Ir pats tas eventas, nu jo, buvo įdomu, žinai, pamatyti visus tuos žmonės, kurie kuria kontentą, kurie ten kažką daro, bet, nu, aš pilnai suprantu, kad mes su jais galim neturėti ir greičiausiai neturim nieko bendro, esame iš skirtingų backgroundų, su skirtingais gyvenimo būdais ir panašiai. Tai, kad tu esi video kūrėjas ar turinio kūrėjas, nepadaro man... Tu netampi įdomus dėl to, nes tu esi turinio kūrėjas. Tu netampi įdomus, nes tu esi influenceris. Jeigu tavo turinys ar kažkas, ką tu darai, man yra įdomu, tai tu man tapsi įdomus, bet tau nereikia, žinai, to kelti į internetą ir būtinai būti vieša kažkokia tai persona. Yeah. Tai tikiuosi atsakiau iš tą klausimą, nesakau šiaip tai bendrai, tai tiesiog buvo socialinis toks, žinai. Taip. Nu, man atrodo kaip socialinis eksperimentas labiau visas tas dalykas, bet okei. Kaip įvyksta tavo transitionas į darbą? Kuriam taške ir kaip. Tu išvažiuoji studijuoti į UK, tenai dar vyksta tavo vlogai, bet kažkuriam taške tu jau pradedi iš tikrųjų dirbti kažką, nu, įmonėse. Jo, tai, žinai, vlogai visą laiką buvo tiesiog hobis ir fainas dalykas mokyklos metu ir panašiai. Ir studijų metu dar vis dar buvo, žinai, tiek fainas dalykas, tiek būdas kažką galbūt išmokti ir reflektuoti savo momentais. O transitionas labai paprastai, fiziškai grįžau į Lietuvą, daviau savo mėnesį laiko, pačilint vasarą, mėnesį laiko susiras darbą ir labai paprastai tiesiog išsikeltas savo tikslas, kad, nu, reikia dabar įgalinti dalykus, kuriuos išmokau ir ką aš noriu daryti. Ir that's about it, nebuvo kažkokio, žinai, kad dabar uždarom šitą puslapį gyvenimo, žinai, uždarom, užrakinam kamerą ir viskas. Tai labai neįdomus transitionas tiesiog, žinai. Bet tu grįžus į Lietuvą, tai iš karto į Citibanką nuėjai, ar ne? Aš dirbau agentūroje, aš dirbau Inspiredose, social media man, jo. Okay, taip, metus laiko ir po to nuėjau į Citibanką jau. O su Citibanku buvo ta Civeko istorija, ar čia jau po Citibanko įvyksta Civeko? Palauk dabar, kad ras Civeko istorija. Su korgiais. Oi, korgiai, ne, čia buvo iš Titipūlo mano. Tai gali šitą dar visą papasakot gal, nes kodėl aš klausiu? Nu, man atrodo, kad ypatingai merginom yra visai sunku įsitvirtinti darbo rinkoje. Nu ir, nežinau, man tai bent jau atrodo, iš to, kiek aš dirbau, su kuo, kiek bendravau, ką mačiau, nu, yra labai sunku, atsiranda kažkokios baimės tokį keistesnį approachą pasimti. Tai man tiesiog įdomu, kad tu, nu, žodžiu, papasakok visą tą istoriją su Civeku. Taip, tai aš gal vėl pradėsiu šiek tiek nuo kito galo. Ne, pradėkim iš karto nuo mano Civeko, kaip jisai atrodė. Tai visų pirma, tai net nebuvo, aš to net Civeku negalėčiau pavadinti, tai buvo tiesiog, ką žinau, PDF-as, posteris kažkoks, ne? Tai, pavadinkim, tai motyvacinių laiškų, nežinau, kažkas tai. Tai kaip jisai atrodė, tiesiog buvo užrašas, kad aš galbūt visko nemoku, galbūt visko nežinau, bet ką aš jums galiu pažadėti, kad kažkaip I'm gonna work my ass off, kad žinočiau viską geriausiai ir performinčiau as best as I can, tipo. Ir tada mažom raidelėm apačioj mano CV, jeigu reikia mano CV, rasit LinkedIn, man atrodo, ir tada apačioj, kad turbūt susilaukat ganėtinai daug neįdomių CV, tai va jums praskaidrint dienai korgiukų nuotraukos ir tiesiog kropintai, prastai, kampuotai iškirtų daug korgiukų ir, žinai, sudėta viskas aplinkui. Ir tiesiog buvo mano šūvis, nu, tipo, jeigu nepaeis, žinau, kad, žinai, HR-as, kuris skenuoja, ar kažkas, kas skenuoja Civeku, žinai, bent jau užkips akis ir pamatys ir tikrai sustos prie šito, žinai, dalyko, nes tai 100% išsiskirs iš viso to, ką jie mato turbūt ir iš viso srauto, žinai. Tai dabar priežastis, kodėl aš tai pasirinkau tokį netradicinį approachą, kuris gali atrodyti riskį ir panašiai. Tai pirmas dalykas, dėl ko stengiuosi kažkaip įdomiau padaryti negu kad įprastai, dar kai studijavau, aplainau į internshipą į Apple marketingą, man atrodo, ir reikėjo padaryti šitą cover letterį, nu, tipo, kad sveiki, aš čia tokia ir tokia esu. Ir man tada, atsimenu, brolis pagelbėjo ten, kad, žinai, viskas fainai atrodytų, kaip čia, ką, žinai, pasirašyti ir panašiai. Ir aš jam nusiunčiu tą savo coverį ir jis sako, nu, žoskai neįdomu, nu, tipo, jo, ten tu dirbai, ten mokais, dar kažką, nu, bet it's boring, nu, tipo, yra dar 100 žmonių, kurie su, ten, žinai, tokiom milžiniškom pasraipom ateina ir, nu, tipo, it's boring. Yeah. Sako, tau reikia su pirmu sakiniu užhukinti kažką tai faino, kažką, nu, žinai, kad kažkas užhukintų. Tai mano coverio letterio, man atrodo, pirmas sakinys buvo as a person who never had enough money to buy an iPhone, I feel driven by the idea working for Apple, ar kažkas tokio, nu, tipo. Tai, nu, toks, žinai, kur, kas čia dabar paskaitykim toliau, žinai, įdomu.
Tai va, tai čia buvo pirma idėja, žinai, kad ir tada jie mane pasikvietė į pokalbį, aš ten toliau nepraėjau, bet pirmas stepsas, žinai, pro bouncerį aš jau praėjau, žinai. Ok. Sekantis stepsas, Citiback'e aš irgi, žinai, turėjau darbinti žmonės į marketingo komandą ir panašiai. Nu ir tu ten turi praskenuoti PAM, CAM, Sivekų ir panašiai. Nu ir PAM, CAM, tų Sivekų tu skenuoji, žinai, nu ir žiūri, aha, atsiuntė ten Sandra Siveką, žinai. Nu ir tas pats blokas, ten, žinai, 15 pastraipų, kaip aš ten studentų atsavybį kažką dariau. Tai yra faina, ką tu darai, tu esi turbūt nuostabus žmogus, bet, nu, tu ateini į kūrybinį darbą, tau reikės čia, žinai, sprogdinti internetą ir tu, nu, tipo, tu jau neįdomi, man jau yra nuobodu, žinai. Tai va, žinai, vien iš to, kad aš žinau, koks jausmas yra skenuoti tuos Sivekus kūrybiniai vietoj, man tiesiog noris kažko faino. Tai lygiai tą patį bandžiau ir tenai padaryti, žinai, tiesiog padaryti kažką faino, kas užkabintų tiesiog HR-oje, žinai, akis ir galbūt pagalvoti, ok, that's nice, žinai, pabandom, pasišnekam, gal net netinkit tai pozicijai, bet man gal, žinai, tiesiog bus įdomu pasišnekėti su tavim. Tai va, tai paėjo. Tai taip ir praėjai žodžiai HTTP pulsas. Nu, atėjau iki pokalbių, žinai, pokalbėse jau tenais normaliai išnekėjau. Jau žinai, nebeišsipisinėjai. jo, bet bouncerį, kaip sakant, pavyko pavergti jo, žinai, širdį. Nu taip, čia vis tiek step one svarbiausia. Jo. O kaip tau su darbų keitimais būdavo? Nu, imkim, išeidinėjai iš Citiback'o, ėjai HTTP pulsus. Buvo kažkiek priežastis, kur žinai, kad tu pasiekiai tam tikras lubas ar ten dar kas nors. Kodėl tarkim, išėjai iš Citiback'o į HTTP pulsus? Iš Citiback'o turbūt jaučiau, kad net negalėčiau turbūt vienos konkrečios kažkokios priežasties įvardinti. Gal turbūt kiekvienam darbė ateina kažkoks, žinai, ups and downs, žinai, highs and lows. Tai man atrodo buvo mano low periodas, kada jaučiu, kad pasiekiau viską, ką norėjau pasiekti, nelabai jaučiu, kad judu kažkur, nelabai matau perspektyvos kažkur judėti, nu tokia, žinai, stagnacija. Plus, norėjau labiau nueiti į kažkokią tai marketingo sferą, kuri labiau apčiuopiama, rezultatai labiau apčiuopiami ir panašiai. Tai, žinai, iš tokios kūrybinio išsitaškymo pavadinkime tokia, žinai, visiškai number-based ir kur, žinai, digitalas ir visi kiti dalykai. Tai tiesiog norėjau ir savo profilį biškį pakeisti ir, sakau, pačiam Citiback'e jaučiau, kad, nu, atidaviau viską, ką galėjau ir kad, man atrodo, čia bus visiems į naudą. O kiek laiko jautei tą stagnaciją ir, nu, kiek laiko marinavai sprendimą, man čia vat įdomiausia yra. Jaučiu, būčiau dar ir ilgiau marinavus, tiesiog atsirado, žinai, šitą poziciją ir paaplainau vieną vakarą, nusprendus, kad gal jau dabar ir laikas, žinai, paaplainti. Žinau, nepasakysiu, sunku pasakyti, bet tai nebuvo turbūt žiauriai ilgas laiko tarpas, nes, nu, aišku, ateina kažkokios mintis, kad gal reikia išeiti, bet tada vėl faina, tada vėl kažkokia laus, tai aš manau, kad čia, nežinau, nepasakysiu, žinau, kokią spėjau, gal, tarkim, pusę metų sukosi mintis, iki kol, žinai, atėjo iki to, kad, sakau, sudiev. Bet tai nebuvo tau, nu gerai, imkim tam pusę metų, nesvarbu koks tiksliai laiko tarpas, bet tu pusę metų marinuoji tą sprendimą ir realiai, nu, taip, kaip tu ir sakai, žinai, vis tiek būna ten kažkokiu ups and downs, bet iš esmės turbūt 8% laiko tu jau tie šūdinai tam darbe, nes, nu, nežinau, man bent jau taip yra, tai man tiesiog įdomu suprasti, ar tau tas būdavo ar ne. Nu, žinai, aš per gyvenimą tų darbų, žinai, kai tiek pakeitus, tai... Nu jo, nes mano pirmas darbas buvo agentūra, pradirbau, tada Citiback'as pradirbau ir vat, po iš Stipulo irgi, žinai, išėjimas. Tai, pavyzdžiui, iš agentūros tai buvo labai didelis toks, kad aš čia nebenoriu būti, man čia yra fuck that shit, kaip sakant. Ir man tiesiog labai tinkamu metu ir tinkamą vietoj parašė Citiback'as, kad gal nori ateiti pasišnekėti. Aš būčiau tiesiog sakius, imkit mane be pinigų, aš čia tiesiog nebenoriu būti. Tai čia, žinai, nesakant nieko apie pačią agentūrą ar dar kažką, žinai, tiesiog buvo, aš nesijaučiau savo vietų ir man buvo labai, nu, nejaučiau, kad yra prasilenkimas, žinai, ko aš noriu ir ką aš turiu daryti. Tai va, o su Citiback'u gal, žinai, tas pusę metų man sunku pasakyti, aš nežinau, kiek aš laiko marinavau tą idėją, bet tu gal tiesiog, žinai, irgi darai savo pros and cons sąrašą, kiek man verta išeiti, kiek man neverta išeiti, kas man čia yra faina, kas man čia yra nefaina, tai tokia, žinai, kur nėra, kad kai išėjau, tikrai neišėjau, žinai, su tuo, kad sukandus dantis ir ašarų akyse, kad man čia žiauriai blogai, žinai. Buvo toks, kad manau, kad metas išeiti man tiesiog. Nu, tai dar visai sveikai, žodžiu, neturėjai problemų su to, okei, pagavau. O vis tiek dirbai, nu, ir Citiback'e, ir HTTP pulsuose, bei įmonės visai rimtos. Visai rimtos? Ta prasme. Ne, nu, žinai, galima didesnių rasti visą laiką, bet
Ką tu išsineši iš darbo tokiose komandose ir su tokiais žmonėm, kurie, vis tiek marketingo ypatingai sferoje, ten koks Citybackas ir tie patys Karštopulsai, topiniai žmonės dirba, tai ką išsineši iš visų tų experience'ų labiausiai? Čia plemba reikėtų normaliai ir ilgai pagalvoti, bet pirmi dalykai, žinai, kurie šauna į galvą, tai ką aš labai iš Citybacko išsinešiau gerai ir ką mano vadovas, kuris ne marketingo srity dirba, jis tiesiog buvo transporto, paskiau Lietuvos vadovas tipo, žinai, kur būna susiplanuoji dalykus ir tu kažkokį biškį burbulą užsisuki, kur tą reikia padaryti, kur biškį pamiršti, dėl ko tą reikia padaryti, bet tą reikia padaryti ir davai darom, tada čia dar kažką reikia padaryti ir panašiai. Ir jo būdavo toks, o koks prioritetas, kur yra prioritetas, ar mums tikrai to reikia, žinai. Tai va tą labai gerai išmokau, žinai, kai yra krūva darbų, žinai, toks, kur sustojam, ką mums tikrai reikia pasidaryti, kas yra mūsų prioritetas, ar ten, kad kažko nepaleisim saušėlą kažkokią paustą, ar tikrai dabar sugrius pasaulis nuo to, gal mums reikia, žinai, nematomus dalykus visų pirma susitvarkyti, nes tai atneša pinigų, žinai, o ne ten kažkokie, žinai, kiti dalykai. Tai tas sustojimas ir prioriteto pasidėjimas, į ką mums tikrai reikia fokusuotis ir, žinai, tą biškį numestą tokį, kad reikia padaryti, nes dabar čia reikia, žinai, džias nėra argumentų po to. Tai to prioriteto kažkoks pasidėjimas. Iš asmeninės pusės, gal, žinai, iš tokio žmogiškosios pusės kitą dalyką pasakysiu, tai Citybacke turėjau didžiausią savo gyvenime perdegimą turbūt, tai buvo tas toks, labai gerai išmokau pajaust, kad čia jau yra negerai, kas vyksta, žinai, su mano galva ir kitais dalykais, tai tas atsirado galvoj, žinai, lempos išjungimo mygtukas, kur čia reikia jau išjungti, žinai, dabar reikia biškį atsitraukti nuo darbų ir biškį pažiūrėti, ką reikia susifokusuoti ir kur tą prioritetą asmenį erdvėj pasidėti. O tai kaip tu pastebėjai tą perdegimą? Kaip aš pastebėjau tą perdegimą? Kaip perdegiau? Ne, žinai, aš to visą istoriją galiu papasakoti, jeigu tik tai turim laiko. Tai mano perdegimas buvo 2020 vasaros pradžioj, gegužės pabaigoj. Tai, žinai, buvo karantino visa pradžia, darbuose intensyviai, žinai, kur atrodo tik tai jau pradėti apšilti kojas darbe, kažkas nutinka, kažkas griūva, kažką reikia tvarkyti. Vėl atrodo viską pradėjo daryti, jau čia įsivažiuoji, pist COVID, žinai, atsitinka, vėl viskas griūva, vėl ten, žinai, keis dalykų, spektrai darbo keičias, tipo milijonai, žinai, dalykų. Plus mentalinis visas momentas, kad COVIDas, kas čia vyksta, mes visi galim mirti ir panašiai, žinai. Tai visas tas, žinai, susidėjo į tokį, kur aš jaučiu, kad negerai, tu atsibundi ryte ir toks, kur aš nieko nenoriu, tipo, aš noriu norėti kažką daryti, apskritai kažko noriu norėti, tiesiog buvo mano frazė, bet, aš nieko nenoriu, tipo toks, kur, viskas yra blogai, dirbi darbą, ten, žinai, ko nebuvo, žinai, mytų netgi, kur sėdi ir ten kažkas, žinai, ant tavęs kažką griežčiau pasako, ar ten, žinai, kažkokiu biškį nerealistiškų dalykų nori, ir aš jaučiu, kad man gumulas parkyla ir aš nieko negaliu daryti, žinai, toks, kur, žinai, ir viskas. Tai tada atsimenu, galvoju, viskas, reikia man retrytą pasidaryti ir išvažiavau į Kretingą, tipo, galvoju, pabūsiu tėvų nenuomojamam dar, tipo, tuščiam bute savaitę laiko, savo su savim, tipo, bus mano retrytas, nuo visko, tipo, atsijungsiu. Ir tada mes su draugu vienu vaikystės, sakau, davai varom į wakeboardinį, nes niekad nebuvau wakeboardinį, sakau, davai, let's go, aš noriu, žinai, išmokti. Jisai buvo kietas wakeboarderis, ir mes nais nuvarėm, kažką. Ir be wakeboardinant man pirmą kartą aš prasileidau iš lentos į nosį ir susilaužiau nosį, ko aš dar nežinau by the time. Žinai, tas toks, kur dramatiškai valaus nosį ir plemba žiūri, rimtai kraujas bėga, žinai, kur what the fuck. Bet galvau, kad tiesiog susitrenkiau ir that's about it. Ir ten davė ledo kažką, žinai, pabuvau ir paskiau toliau wakeboardinau. Ir aš ryte atsibundu ir galvoju, atsiprašant, kaip aš nenoriu dabar eiti, ten tos mytus, nieko daryti, tiesiog, aš negaliu niekaip daryti ir jaučiu, kad nosį biškelį skauda, galvoju, plemba, gal reikia važiuoti persišviesti, kažką, žinai, tėvam paskambinau, nes mano tėvai medikai, sakau, gal kažką čia gavau į nosį, gal galit pačekinti. Grįžau namo, tipo, pas tėvus į namą. Tėčiu tą galvą taip pat lenkia su prožektorium šviečiu, neatrodo galų, bet galiu nuvažiuoti pasitikrinti, žinai. Ir tipo, aš tikrai negalvau, kad man ten kažkas yra lūžę, atvariau į ligoninę, sako, jo, jums yra lūžus nosis, tai guldam, tipo, darysim operaciją. Tipo. Tai va, ir tada aš prabuvau 5 gal dienas ligoninėje, pati viena palatoj, tipo, jokių žmonių nieko, aš ekstrasensų mūšis per teliką, žinai, teta, kuri atneša valgyt, ir mano telefonas, ir tai buvo man toks, kur kaip fainai.
tipo, aš tiesiog dabar galiu būti ir, žinai, chillinti ir, toks išsisvičina, žinai, kažkas galvoja, kur, kai nukrenta visos tos atsakomybės ir tavo vienintelis tikslas dabar yra, kad tavo nosis būtų vietoj. Tai yra fucking amazing jausmas, kai tu suvoki, kad, viskas nušvinta vėl kitom spalvom ir mano ta reabilitacija paskui 2 savaičių biuletenis buvo toks, kur aš noriu veikti, daryti dalykų, žinai, ir panašiai. Tai toks, kur buvo svičas, kad, blemba, reikia sustoti momentai, žinai, ir nelaukti, kol tau kažkas duos iš lentos į nosį, o, žinai, tiesiog pajaust, kad, gal metas yra sustoti ir šiek tiek savo skirto laiko ir pabūti. Bet tai gerai, išmokai tokią pamoką, pavadinkim. Tipo, tau taip gavos. Gavau. Gavai galvą ir biškai prasičiūkina. Bet kas įdomiausia, kad reikia, kad tokie dalykai atsitiktų, kad mes išmoktumėm kažkokias tokias pamokas, ne? Man kas yra, atsitinka kažkoks tragiškas dalykas, ten nosis lūžta dar kas nors. Tu sustoji, tu pagauni, kad reikia sustoti, tau pasimėgut, visą kitą. Gerai, praėjo tas lūžis, tu pradedi atgal dirbti ir man kas būdavo, pusę metų, kažkiek laiko praeina, vėl tas pats šūdas, bet tu jau, man neįsijungia kažkoks toks, aš jau artėjau prie perdegimo, stabdom, davai atsitraukiam, tiesiog vėl iš naujo tu eini iki to taško, kol tu vėl sudegi, tai ar tau šitas ir, ar buvo ar ne? Žinai, gal kas atsirado, ne tai, kad atsirado, man atrodo, ir tas momentas, kada tu žinai, kad aš artėju prie perdegimo turbūt, bet tu žinai, kokie žingsniai tave veda prie perdegimo. Žinai, kad jeigu mano tenais rutina yra fucked up ir aš ten, žinai, turiu per daug dirbti ir aš tiek nepavežu, tai tiesiog mažiau dirbti, tavo, ten, žinai, mental health ir tavo esybė yra svarbiau negu bet kas turbūt, žinai. Tai tiesiog supratau, kad kaip man reikia dėliotis darbus ir gyvenimą ir kitus dalykus, kad aš tiesiog nedegčiau, nafik krautis tiek ant galvos, kad paskui, žinai, reikia nosis laužyti. Tai dabar tu sakai, kad jeigu tu išsimuši iš rutinos, tada tu jau, sakai, kad žodžiu, jau kažkas yra negerai tau iš esmės. Ne tai, kad išsimuši iš rutinos, tiesiog stengiuosi susikurti tokią rutiną, kuri neleistų man prieiti netgi iki to perdegimo. Tai kaip atrodo tavo rutina? Chill. Minimal effort, max result. Čia, žinai, gal skamba blogai, kad aš čia, žinai, lekinu darbą ar dar kažko. Ne, mano tikslas yra optimizuoti taip visus dalykus, kad būtų galima kiek įmanoma mažiau įdedant kažkokio tai, nežinau, rankinio darbo, dar kažkokių dalykų, kažką tai pasidaryti. Tai tiesiog tikslas yra optimizuoti, žinai, kad jeigu kažkas, aš čia 13 parų dėliau ten kokią nors tai strategiją, tai gerai, tau reikia 13 dienų, jeigu aš galiu ją sudėlioti per 5 dienas, tai nereiškia, kad mano, žinai, approachas ar mano strategija yra prastesnė, žinai, aš tiesiog žinau, kaip tai padaryti greičiau ir lygiai taip pat kokybiškai ar net geriau. Bet tai tau nėra to tada, kad, ten padarai darbą per 3 valandas, kur šiaip 6 valandas, tarkim, darytum, tau lieka tada figa ekstra laiko. Ir tu teoriškai kaip ir nieko turėtum neveikti. Eit ten pailsėti dar ką nors. Man kas būdavo, kad visą laiką aš, turiu laisvo laiką, tada dar toliau darai. Ir nėra, labiau žiūrėdavau iš laiko pusės, o ne iš to, kiek vertės sugeneruoji. Tai kaip tu tą mental shiftą pasidarai. Bet čia, žinai, irgi yra klausimas, tu mylimą darbą, kas tave veža ir ten, žinai, sprokstas smegenis, aš ten, žinai, videkus galėdavau montuoti iki 6 ryto ir atsikėlus po 2 valandų toliau dar, žinai, kažką filmuot varyti. Tai kai tau tai patinka ir tave tai veža, man atrodo, daug sunkiau perdegti, negu, žinai, kai tu darai, nes reikia, nes kažkam reikia, nes kažkas spaudžia, kažkam dega kažkas ir kažkieno, žinai, sušiktas grafikas tave, žinai, varo į beprotybę. Tai tiesiog, man atrodo, daryti, kaip čia pasakyti, dažnai dalykai degina, kuriuos reikia padaryti, ne dėl to, kad tu juos nori padaryti. Kai tu nori padaryti, man atrodo, tu gali daug daugiau nutirpti dalykų. Taip. Ir daug daugiau, žinai, pasiekti kažko tai. Bet gerai, imam realistišką scenarijų, kiek žmonių daro, žinai, tą, ką jie iš tikrųjų nori ir vis tiek didžioji dalis dirba darbą tam, kad... Nes reikia. Taip, nes reikia užsidirbti duonos. Tai man tiesiog įdomu, nes aš toj pačiai situacijai buvau tiesiog, kad tu darai darbą, man kaip ir įdomu, fainai, bet aš iš tikrųjų žinau, kad aš tai darau dėl pinigų. Plain and simple. Ir tiesiog, kas būdavo, pasidarai taskus per 3 valandas vietoj minėtų 6 ir tada tu galvoji, aš turiu dar 3 valandas, normalus, sveikas žmogus turbūt sakyti, varau, nežinau, pabėgiosiu, ką nors paveiksiu, pageiminsiu. Mano nesveikas smegenis sakydavo, turi dar 3 valandas, davai dar kažką daryti papildomai, nes tau reikia, dirbti. Tai aš dėl to ir klausiu, žinai, kur, būkim bėdini, bet teisingi, bet ne visi daro tai, ką jie nori, žinai, ir tokiose situacijose, kaip tu siūlytum approachint dalykus. Nes vis tiek, man tiesiog iš praeito podcast'o su Ugne labai gerą mintį pasakė, nežinau, ar tiesą pasakius, ar pačiam podcast'e,
ar prieš tai, bet tavo verslas, jisai, nebūtinai verslas, bet darbas, kurį tu darai, jis nebūtinai turi būti passion driven, ten, žinai, dabar aš darau podcastą, man tai yra visiškas kaifas, visą kitą, bet jeigu aš dirbu darbą, kuris, nežinau, netikė tam belio kokio fulfillmento, tai nėra kažkokia didelė misija, bet aš žinau, kad man reikia dirbti darbą, susigeneruoti babkių, kad, nežinau, kitą tikslą galėčiau gyventi, nusipirkti jachtą, dar kas nors, tipo, kur labai svarbu. Tai tokiu atveju, tai kaip ir pateisina tavo tą situaciją iš esmės, bet tu vis tiek facinsi tuos challenges, kurie yra tam nuobodžiam darbė. Nesvarbu, kad tu žinai, koks tavo goalas yra. Tu gali tą goalą turėti, bet vis tiek daily challenge bus tie patys, kaip žinai, dirbant neįdomų darbą. Ne tai, kad neįdomų darbą, bet iš reikalo dirbant. Jeigu būčiau dabar šabloninė influencerė, mastermindas, sakyčiau, tai meski darbą, turėkit tai, kas jums patinka, žinai, ir tada ateis pinigai, bet that's bullshit. Manau, kad labai gerą dalyką pasakei, jeigu tu dirbi tam, nes turi kažkokį tai tikslą, tai that's okay, nes tu turi kažkokį tikslą, tu, man atrodo, turėtum jausti tą progresą. Nežinau, tarkim, paimkim labai žemišką dalyką, noriu mašiną nusipirkti, tarkim. Tai tu pasiskaičiuoji, susidarai planą, kiek tu reikia papkių, ką tau reikia daryti, kad tu pasiektum tą tikslą ir žinai, kad, nežinau, po 2 metų aš nusipirksiu savo svajonių mašiną, žinai. Ir tada klausimas, ką per tos 2, kaip čia dabar man išgyventi per tos 2 metus. Tai jo, gali būti, žinai, kad tu tiesiog nebūsi su šypsena veide kiekvieną dieną ir panašiai, ir, žinai, gal tiesiog praplauksi tos 2 metus. Jeigu tavo darbas yra toks, kuris tau degina smegenis, tai plemba, gal iš tikrųjų tada reikia tau tą darbą keisti, nes ar tau tikrai bus seibys būtoj mašinai, kai tu, žinai, su ašarom akyse sėdėsi toj savo mašinai. Tai tikrai nebijot pakeisti, man atrodo, darbo kažką, nežinau, kažką daryti, arba, nežinau, tam pačiam savo darbę gal galima kažkokią, žinai, poziciją keisti ir panašiai, kažką reikia daryti, nes neišsispręs dalykai jų nesprendžiant, žinai. Tai jeigu tu jauti, kad tau noris, žinai, sakau, verkti kiekvieną rytą, tai kažkas yra, negerai, žinai, ir gali būti, kad tiesiog pats darbas iš esmės, žinai, tu gal turi puikų skillsetą, gal tu, žinai, kažkur kitur galėtum su to pačiu atlyginimu, žinai, būti ir tiesiog šypsotis kiekvieną dieną. Arba aš, kai dirbau UK, dirbau Sainsbury kasininkė, pardavėja, salės darbuotoja. Ir tipo, man tiesiog reikėjo babkių, aš nežinau, 3 gal dienas per savaitę varydavau. Ir jau buvo toks, kur tai nėra jokia mental stimulacija, tu tiesiog esi žmogus, kuris daro pip, žinai, ir tipo boring. Tai ką aš dariau, kažkaip bandžiau savo susikurti gamifikaciją kažkokią, kad būtų fun tipo. Tai mano, pavyzdžiui, vienas iš laiko praleidimo būdų būdavo, kaip tą 8 valandų shiftą atbūt, būdavo, aš žaisdavau Tetris su žmonių pirkiniais ir jų maišeliais. Tipo, aš skenuoju ir mano tikslas būdavo, kiek įmanoma daugiau pirkinių, tobulai sutalpinti jų maišelį. Tipo. And that was fun. Tai buvo mano challenge'as, tipo, ir jau žmonės sako, tai jūs gal kitą maišelį, tipo, paimkit man. Ne, sakau, šitą patį, čia viską, žinai, sudėti, kur tobulai dar telpa rankytę, žinai, pasimti. Tai tiesiog atrasti kažkokius, žinai, fainus gal momentus darbe arba susikurti kažkokį, tai, žinai, fainą experience iš to, ką tu turi. Nežinau, ar atsakiau į klausimą, bet... Pagalvo, atsakai. O turėjai darbė iššūkių su vertės nusistatymu, nes, kodėl klausiu? Vis tiek mūsų darbą dabar įvertina iš esmės kažkokia pinigų forma, taip, žinai, kiek tu gausi už tai. Ar buvo tau momentų gyvenime, ypatingai, darbe, kur jauteis, kad gauni mažiau, negu esi verta? Dabar, kai žiūriu atgal, taip atrodo, turbūt. Čiūju. Jo, toks, kur dabar, kai žiūriu atgal, atrodo, kad, galėjo daugiau mokėti, žinai, bet gal kažkaip, aš nebijodavau, man atrodo, paprašyti, kai jaučiu, kad man kažkaip čia gal, pasidalinam po lygiai, žinai, kur man čia tik tai tiek atreikia, žinai. Tai man atrodo, reikia tiesiog, jeigu tu jauti, kad gauni per mažai, tai ir sakai, kad žiūrėkit, gal galim kažkaip pasiderinti, kad būtų daugiau. Bet tu eidavai per tą, kad, žinai, galim gal pasiderinti, ar eidavai per tą, žiūrėk, aš suteikiu X vertės? Taip, tipo, argumentai ateina tie, žinai, kad žiūrėkit, va, aš ten, nežinau, subildinu tiek atnešu pinigų, va, čia mano nuveikti darbai, pavyzdžiui, aš Citibanke, kai kėliaus, atėjau sakyti, aš noriu daugiau babkių, aš buvau prie PPT proper pasiruošus, tipo, su savo projekčiukais, bairiais, ten, tipo, visas buvo mano performances, kad, žinai, žiūrėkit, aš noriu daugiau babkių. Ir viskas, žinai, tai tu turi ateiti su argumentais, nėra, kad aš norėčiau pinigėlį, gal galima kažkaip, tai aišku, kad, nafik tau duoda daugiau pinigų, tai ateik su argumentais, kodėl tau reikia. Tai va. O kurio momentu labiausiai didžiuojas iš savo karjeros? Apart to, kai Citibanke nelegalią kampaniją padarai? Čia nežinau, kiek yra to didžiavimuose.
Kokiu aš momentu... Žinai, kas labiausiai asmeniškai, nėra, kad čia, žinai, ten apdovanojimai kažkokie ir panašiai, kas man labiausiai tokį, čia dar iš kitos pusės prieinant prie tos darbo vertės, kur tu, žinai, tenais kažkas pardavė 15 kavos aparatų daugiau dėl tavęs, toks, kur, good for you, žinai. Ten kažkas per kalėdą susitibeko, grįžo iki ten, nežinau, Kretingos, fainai, žinai, kažkas parvažiavo namo, bet toks, kur man asmeniškai buvo, kur, kažkas labai, toks, kur tikrai pajaučiau, tai buvo, mes turėjom, viena iš paskutinių, man atrodo, dar kampanijų, kurias aš dariau, buvo su Rimanto Kaukieno paramos fondu, kur ant automobilių dėjom vaikų pieštas svajonės. Rimanto Kaukieno paramos fondas pildo onkologiniam ligom sergančių vaikų svajonės. Tai va, ir mes turėjom tuos apklijuotus automobilius ir kai, tarkim, buvo, jeigu neklystu, kažkas norėjo į dinozaurų parką nuvažiuoti ir jo svajonė buvo tos dinozaurus pamatyti dinozaurų parke. Tai mūsų tikslas būdavo suorganizuoti, kad konkrečiai tas automobilis atsirastų pas to žmonės tuo momentu, kad jie galėtų su tą vaiko, žinai, vaikas pamato, mano piešiniai, žinai, ant mašinos ir nuvažiuoti ant pas tos dinozaurus, žinai. Tai vat vienas iš tų momentų, žinai, buvo, kur paskiau, žinai, feedbacką gavom, ten ar video netgi buvo filmuotas, kur tu matai, žinai, kad tenais, žinai, trykšta šypsenom ir, žinai, džiaugsmais ir panašiai, žinai, ir paskiau sako, kad labai ačiū, čia, žinai, nuotaikas pakėlėt, labai faina, taip toliau ir panašiai. Tai toks, kur čia aš matau milžinišką vertę, nes kažkam tai, žinai, pakeitė dieną, savaitę ir, žinai, praskaitino kažką. Vat čia yra fucking vertė, o tas, žinai, ten parduotas papildomas, ten, nežinau, aparatas ar dar kažkas, fuck it, jau išmetė greičiausiai į kažką, žinai, o tas atsiminimas gal kažkam, žinai, liks dar 10 metų į priekį. Bet tai dabar iš to, kad tu pasakai, tau labai didelė, kaip pasakyti, prasmė būdavo tas, juokas, geros emocijos kažkokios darbė. Mąstai kažkada, iš kur šitas dalykas atsirado ar ne? Žinai, didžioji dauguma komikų turbūt iš depresijos pradeda šitas dalykus daryti. Kažkaip, aš nežinau, aš kiek žiūriu atgal, tai nebuvo kažkokia, žinai, nei ten kažkokia sudėtinga ta mano vaikystė, nei dar kažkas. Apskritai, nuo ko prasidėjo visas mūsų kontento kūrimas, tai buvo Šapro šou su Šapru. Taip ir vadinasi, man atrodo, Šapro šou. Buvo radijo stotis Puikioji su Cololo ir Šapru kartu. Ir mes tiesiog nesuprasdavom, mes apie ką ten šneka, žinai, ten tikrai buvo daug gašlesni pokštai, negu kad mes jo, žinai, priimdam su broliu, bet tai ir įkvėpė, nes nežinau, gal, žinai, matėm, kad tėvam juokinga, žinai, tai jeigu juokės reiškia gerai, reikia ir mum daryti. Tai aš spėju, kad, žinai, kažkas tuo metu sukoreliavo 6-metės Ievos galvoj, kad tai yra faina ir gerai ir tiesiog, matyti, iš to išsirituliavo iki to, žinai, svarbiausia yra gerai praleisti laiką. Geras. Labai fainai, kad, žinai, tau stikino tokie dalykai, nes nežinau, man atrodo ypatingai dabar su mano karta kokia žiūrint, labai mažai prasmės atranda tiesiog žmonės darbe kažkiam ar ten kūryboje ir visa kita. Ir tai labai nice, nes aš pats, pavyzdžiui, iki šiol irgi nelabai suprasdavau, kam aš tą podcastą darau, tipo, koks tikslas, bet tada kažkada gal tau irgi aiškinau, kad tas kiekvienas pokalbis kažką gali pakeisti kažkam, tipo. Ir man va čia yra tas dalykas, kas tau yra turbūt džiaugsmas, tai man yra pokytis kažkoks, ten, žinai, ar jis teigiamas ar neigiamas, tai nesukontroliuosiu šito. Tai va, tai labai įdomu, kad žinai šitą dalyką, labai nice. Einant tada biški prie rimtesnių dalykų, nesiparink. Mes kai prieš podcastą susirašėm, aš tas klausiu, apie ką nori pakalbėti ir apie ką nenori pakalbėti. Labai mano buvo išsamus atsakymas, nežinau. Kaip ir nėra, nieko, ką čia negalim kalbėti. Bet kalbėjom, susirašėm, kad, nežinai, pamokos kažkiek fuck-upai dar kas nors. Tai koks didžiausias tavo fuck-upas buvo? Fail story, blemba, žinok, buvau kažkada galvojus, ką aš galėčiau papasakot per Tik fail. Mikrofoną kalbėjau. Oi, sorry, čia vienas jau iš, žinai, buvau galvojus kažkada, ką galėčiau papasakot per fail nightsus kokius nors, tai nežinau, ar tai yra failas kažkoks, tai, turbūt failas. Čia, nežinau, gal turės irgi klausimą pasiruošęs apie mano nelegalią kampaniją, bet aš manau, kad tai yra, žinai, ir failas, ir pamoka, bet to pačiu ir buvo labai gerai praleistas laikas ir buvo labai įdomios išnašos iš to. Tai, ką mes buvom sugalvoję padaryti, žodžiu, norėjom kažką faino padaryti, nebūtinai faino, bet kad tai būtų, žinai, nuskambėtų plačiai ir kad būtų kažkas keista, sprogtų, kad būtų keisto nedaryto. Ir mum į galvą atėjo, kad
koks yra pain pointas, kad žmonės, kurie turi savo automobilius, turi mokėti mėlynoj zonai, raudonoj zonai, geltonoj zonai mokesčius ir panašiai. Tu pastatai Citibeką, tau ramu, Citibekas visko pasirūpina ir, tipo, palikai mašiną ir spakaina. Tai va, ir kaip yra nefaina, kai tu ateini prie savo mašinos, ne, ir tu randi tą geltoną lapelį su bauda, kad čia, žiūrėkit, jūs neužsimokėjat. Ir mūsų idėja buvo per tuos geltonus baudos lapelius iškomunikuoti žmonėm, kad čia ne bauda, o dovana, tipo, jums nuo CTB, ten 5 eurai, man atrodo, nuolaidos, ar 10 eurų, gal nuolaidos kuponas pirmai kelionė, jeigu neklystu. Tai mes jiems specialiai pa žmonės, kurie turi savo nuosavus automobilius, tipo, tai visa kompanija trumpai kaip atrodė, tai mes susipažinom, aš neatsimenu, kelis tūkstančius, man atrodo, tų geltonų baudos lapelių, bet buvo man tiek proper pasiruošę, kad lapelis, tos pačios medžiagos, tas pats fontas, visas išdėstymas lygiai taip pat, tiesiog, kad turinys visas tenais yra chill, tipo, viskas faina, čia ne bauda, čia dovana, man atrodo, netoks ir buvo sloganas. Ir kad va tau 5 eurai ir geros dienos, enjoy your life, žinai. Kitas dalykas, ką buvom pasidarę, buvom keliose Vilniaus vietose, kaip yra ten mėlyna zona, tie ženklai, buvom pakabinę, atspausdinę tokius pačius, tokio pačio dizaino tipo ženklus, CTB oranžinė zona ir prikabinę šalia tų visų ženklų. Ten 3 ar 4 gal tie ženklai labiausiai matomose vietose. Ir dar vieną dalyką, ką turėjom, tai prie Kotrynos bažnyčios pastatyta be CTB lipdukų CTB automobilį, kuris buvo visas prikimštas tų visų baudos lapelių, tipo sproksta, atrodo, nuo tų visų lapukų. Planavom, darėm, ten klijavom, o viešpatė mano, ten mes ilgai viską darėm, ir tipo, va bank, ką žinau, nepaeis, bus, žinai, įdomus momentas, tipo, kas blogiausia gali atsitikti. Fast forward, jeigu gerai, mes ten išsidėliojom visus lapukus, tarkim, 5 ryto, tai gal kokią 10 valandą skambina iš savivaldybės vadovai, kad ką jūs čia darot, jūs čia, blėt, atsiprašau, ženklus pridėt, čia nelegalu, what the fuck, kas čia vyksta, žinai. Čia marketingas, ne, aš čia atsakinga. Tai čia ant tavęs viskas krito tada? Jo, nes, tipo, aš kuravau visą tą kampaniją, tipo, ir is illegal, bet ką žinau, kas blogiausias tiks, gerai, tipo. Tai susiskambino, mes ten paskambino man, tiksliau kažkas, aš neatsimenu iš kur, bet savivaldybės ten kažkas, tipo, kaip iš jo gali daryti kažką ir panašiai, tipo, jo, sorry, tipo, mes čia nepiktybi, tipo, jeigu tu sugebi su žmogum normaliai bendrauti, jis, kad ir koks piktas tau paskambins, tu gali su juo rasti bendrą kalbą, atsiprašyti, sudėlinti visus dalykus ir išspręsti tą situaciją, ką mes ir padarėm. Tai tiesiog paskiau Hebra, ten gal iki 12 valandos dingo viskas. Nuo visų automobilių nuėmė lapukus, nuo visų stulpų nuėmė visus ten tos fucking ženklus, viskas dingo, bet man atrodo pranešimas spaudai vis tiek iškė. O tai gerai, tai tu padarei tokį daiktą, ką tavo vadovybė sakė? PM žmonių, man atrodo, vis tiek naujų atėjusi. Taip, žodžiu, buvo successas. Ne, tipo, žinai, kur tai yra riski, tipo, tai gali nepaeiti, tipo, daug kampanijų, kurias darė Citibekas, gali nepaeiti ir žmonės, žinai, persyvint blogai, jo, bet tu nedarydamas Lukas, man atrodo, kažką sakė per savo tą podcastą, kad tu darydamas tą patį, ką daro kiti, negali tikėtis kitokio outcome kažkokio, tai mes darėm kažką kitaip, kad, pažiūrėti tiesiog, kas gausis. Tai šiuo atveju nepaėjo, bet buvo, nežinau, įdomi ir gera pamoka, žinai, visapusiškai. O kaip tu setinai KPIs tokiai kampanijai? Mes, kadangi turėjom tuos kuponus savo, tai vienas iš KPIs buvo, kiek mes tiesiog naujų klientų, žinai, prisitrauksim, nes matom kuponų panaudojamumą. Ir buvo, žinai, įdomu, kaip tai nueis per, žinai, visą mediją. Tai sakau, spėjo 2 straipsniai išeiti, man atrodo, vis dar galima rasti. Ir Meskino brolis, man atrodo, pasidalino Instagram'e, spėjo, tai čia irgi buvo toks, kur, jau, vyksta. Tai va, bet nespėjo pasikurti ir jo. O tai buvo gerai, buvo panaši kampanija, kur tu kuravai ir sprogo pataikiai? Vienas iš dalykų, kas, pavyzdžiui, per karantiną labai paėjo, tai buvo mūsų rogučių kampanija. Mes buvom dar iki karantino praeitą žiemą nusipirkę 100 rogučių, ten turėjom pasidaryti labai fainą dalyką ir panašiai, ir net nusipirkom tas rogutės ir sulig dieną ištirpo visas sniegas ir taip ir nebeprisnigo. Sėdim su 100 rogučių sandėly, tipo, jau pavasaris ar tie, ką dabar veikti. Ir tada, kai karantinas prasidėjo, mes supratom, kad mes turim 100 ličnų rogučių, tiesiog stovinčių, ką su jam nuveikti. Mes tiesiog sudėjom tas visas rogutės į automobilius, pasirūpinam ten visais saugumo standartais, kad ten kaip, ką daryti. Žodžiu, visa logika buvo sudėliota ir esmė buvo tokia, kad
Hebra imtų automobilius, nuvarytų pačiuožinėti nuo kalniukų, kad nereikėtų rogių pirkti, palieki viską mašinai, duodi kitam, žinai, prasivažiuoti. Tai ten gerai paėjo šitą kompaniją, mes net ADC Awardsą laimėjom už šitą kompaniją. Bet tai pala, tai sniegas ištirpo. Ne, čia buvo, mes praeitais metais nusipirkom visas rogas ir kitais jau metais mes jas actually įgalinom, kai buvo sniego ir buvo karantinas, kai visi sėdėjo namuose ir visiems buvo liūdna. Tai vat mūsų buvo, žinai, call to actionas, kad varyk ant kalniukų saugiai su rogiam pasivažinėk ir... O bet tai kodėl išėma tokį dalyką, tarkim, kodėl dabar, žiūrėk, yra žiema, gerai, šiandien sniego nėra. Tu žinai, kiek tų rogių dingo per tą sezoną? Jo, man čia įdomu, kiek iš 100 rogių, kiek liko po sezono? Bijau sumeluoti, bet jaučiu gal koks tai reiškia, kiam procentų buvo vagimo reitingas. Jo. Tai va, tai dingo tų rogių, žinai, gal ten kažkam, nežinau, kažkas nesuprato, pasiėmė tiesiog, gal kažkas, nežinau, žinai, yra milijonas priežasčių, kodėl jos galėjo dinti, gal ten sulūžo kažkam. Okay. Jo, nes aš dabar atsimenu, kad kažkada atsidariau Stibeką ir radau rogės ir biškai nesupratau, kas vyksta. Bet gerai, kad paaiškinai. Gerai, ko labiausiai didžiuojas atsakėjai. Man visą laiką įdomu išsiaiškinti, dirbi marketingė, vis tiek yra skaičiukai. Yra tau tikslas užsidirbti milijoną, ar ne? Gal ne taip tiksliai, kad milijoną, bet turiu pirkinių sąrašėlį, ko aš norėčiau. Žinai, mano tikslas jaučiu gyvenime yra, kai turi ten jau norėčiau turėti savo nekilnojamąjį turtą, žinai, turiu įsivaizdavimą, kokio automobilio norėčiau, ar kokį automobilį noriu susitvarkyti šiai dienai. Jo, bet žinai, toks, kur, man atrodo, kada yra finansinė tavo gera labai situacija, kada tu bet kur atėjęs, nebežiūri į kainą, bet žiūri tai, ko tu nori. Atėjęs į restoraną, tu nebežiūri, oi, čia brangus kepsnys, tu žiūri, ar yra kepsnys, kuris man patinka. Tai va, aš norėčiau pasiekti tokį levelį, žinai, kada jau turiu savo tą bazę dalykų, kurių man reikia ir tada tiesiog jaustis patogiai. Okay. Tai gal be milijonų, nežinau, su tokia infliacija gal ir milijonų reikėtų. Bet žodžiu, sieki tokio patogumo ir tos finansinės laisvės. Tiesiog, kad būtų patogu, žinai, ir nereikėtų kažkaip, tai, žinai, straglinti dėl to. Ok, nuėjus į marketingą dirbti, man bent jau kas buvo, tai visą laiką yra tas tikslas padaryti kažką viral, žinai, kur ten visur sprogs, tipo. Ir man visą laiką įdomu, kiek aš marketingistų sutinku, visi turi tą patį tikslą, tipo, kažkur, kažkada jie nori, bet kad kažkas sprogtų ir išsitaškytų. Tai buvo tau šitas dalykas, ar ne? Ir ar jauties, kad, gerai, iš pradžio atsakyk, ar buvo šitas dalykas, kad reikia viral sukurti ir, žinai, kad tu ten turi sprogti kaip CMO. Oi, blemba, aš gal dėl to niekada ir netapau CMO, nes nesukūriau nieko sprogdinančio, žinok. Buvo tų kompanijų, kurios, žinai, kažkaip tai nuvilnijo, ten, žinai, kaip per Valentinkę, ten turėjom savo išstatymą visą su, nežinau, ar matai ar ne. Su mašinom. Jo, kur buvo ugnė ir tekėsi už manęs, jeigu neklystu. Šitas, žinai, nuėjo plačiai, garsiai ir panašiai. Tos pačios kaip baigėsi? Ištekėjo ar ne? Tu jų paklausai. Tu nežinai iš to dalyko? Aš negaliu atskleisti detalių. Gerai. Palikim tai kitam podcastui, žinai. Ugnė ar mano vaikas, kitas išstatymas. Jo, tai, žinai, buvo tokių kompanijų, kurios... Aš dabar supieškinau. Ok. Supratau. Tai buvo tų kompanijų, žinai, kurios paėjo, pavadinkim, žinai, šitas išstatymas, žinai, automobilių. Kas irgi, žinai, nėra... Nei viena idėja galų galė, žinai, irgi, aš bent jau negaliu prisimti už visas, žinai, kad čia aš sugalvoju ir panašiai, žinai, ten, tarkim, žinai, viena idėja buvo kažkieno tai sugalvota pilnai, žinai, mano įgyvendinta, kažkokia idėja, žinai, buvo komanda sugalvota ir, žinai, paskui aplipdyta, žinai, kažkokia initial idėja buvo, tai toks, žinai, kur, mano vien tik tai ir aš paėmiau ir padariau, aš kol kas dar nesukūriau kažko, žinai, tokio, kad susprogdintų internetą, kas būtų su darbinė aplinka susiję. Bet yra tau toks tikslas, ar ne? Jeigu aš toliau dirbčiau kūrybiniai srity, manau, kad aišku, nuoširdžiai norėčiau aš tai padaryti, apie ką, man atrodo, Pija labai gerai papasakojo, kad jie savotišką formulę tam atrado ir, tai yra amazing. Tai nuoširdžiai norėčiau, bet gal aš dėl to šiek tiek ir pašiftinau nuo tos kūrybinės srities, nes tu vaikais, žinai, vėjo laukuose. Taip. Tai, man atrodo, labai, žinai, sunku vytis tikslo, kurį tu net nežinai, kaip įgyvendinti. Ok. Koks yra tavo moto? Svarbiausia gerai praleisti laiką. Palauk, moto mano.
Mano moto. Aš neturiu jaučiu vieno kažkokio tai konkretaus moto, bet vienas iš dalykų tai yra minimal effort, max result. Pagavau. Gerai. Galima telefoną tavo gal. Žodžiu. Tai pas mus yra labai paprasta tradicija. Praeitas svečias užduoda klausimą būsimam svečiui. Jėzau, bijau jau. Tai va, tai tau Pijus klausimą užduoda, šiaip aš nežinau, palatoj pagarsinsim. Labas, Ieva. Norėjau paklausti, kada paskutinį kartą verkei iš džiaugsmo ir laimės? Nu, aš toks nelaimingas žmogus. Blemba, čia terapijos klausimas vertas toks netgi. O Jėzau, aš net nežinau, ar esu... Žinai, kad aš neatsimenu, kada esu verkus iš laimės, kad buvau beproto laiminga, tai tikrai turbūt ir nesenai gal kažkada. Ir manau, kad iš laimės ir kažkokio, žinai, džiaugsmingo dalyko esu verkus vienintelį kartą tik tai. Nes toks, anksčiau bent jau iš vis buvau nelabai verkiantis turbūt žmogus, žinai, tos užspaustos emocijos, dėl to ir juokauti turbūt norisi, žinai. Bet vienintelį kartą, kurį atsimenu, kad tikrai esu verkus iš laimės, nu toks, kur verki ir nesupranti, kas čia dabar vyksta su tavim, tai buvo, kai turbūt brolis parašė, kad laukės jie pirmo savo vaiko, tipo, tai buvo toks, kur nesuprantu, kas vyksta ir pasileido viskas kiaurai bėgti. Tai vat vienintelis dalykas, kurį atsimenu, kada tikrai tiek džiaugiausi, tai nežinau, ar esu labai liūdnas žmogus, ar tiesiog čia toks highlightas, kurį atsimenu. Geras, gražus atsakymas. Nori kažko manęs paklausti? Palauk, to sugalvosiu aš tau, ką nors tai... Gerai, turiu tau 2 klausimus, jeigu galima. Čia toks, žinai, kur galėsi kažkieno, tai gal kito paklausti. Pirmas mano klausimas, kokia yra tavo guilty pleasure muzika? OG version. OG version tavo yra guilty pleasure? 100%. Okay. 100%. Good one. O tavo? Mano yra Eurovizinės dainos čia. Okay, good pick. That's the guiltiest. Jo, ir dabar kitas klausimas, įsivaizduok, čia manęs draugė paklausė šitą ir aš renku atsakymus dabar į savo albumą. Įsivaizduok, kad parai laiko gauni visus pasaulio pinigus, bet tik tai parai laiko. Ką veiki per tą parą laiko? Geras. Okay, reikia biškai. Ir tu žinai, negaliu, kad investavau šiandien į kažką, tai tipo tiesiog... Ir nebeliks to daiktą. Jo, tiesiog paėmiau, padariau, kažką nuveikiau. Okay. Blemba, pažiūrėčiau, koks gyvas koncertas vyksta tuo metu. Nu, tipo, kur va dabar galėčiau patekti. Nes, nu, gerai, ten imkim, Kalifornijai vyksta, tai tu per 2-4 valandas teoriškai nusigabentum, nes pasimtum private jetą dar. Už visus pinigus tu gali nusipirkti private koncertą. Taip. Tai va, tai gal realiai private, tiesiog norėčiau žiauriai geros akustikos, aфиgenų kolonėlių ir kažkokio kieto bendo. Nu, gal ir OG versioną, pavyzdžiui. Bet Wembley Stadium, žinai. Jo, kur tipo, žinai, yra viena klausytis gabalo per telefoną ir kita yra klausytis gabalo per proper kolonėlės. Tai čiūjų, kad šitas būtų. Okay. Bet nežinau, dabar čia prigavai visai. Bet jo, ten čiūjų dar kokius nors bucket listo keistus itemus pasižiūrėčiau, ten žinai, kokias varžybas nueiti dar kur nors, kur gal tiesiog tipo, šiaip neleisčiau šaibų, nes nežinau, ten gaila ar whatever. Bet čia irgi, jeigu gaila, tai reiškia, ne taip ir noriu čiūjų. Geras klausimas, ačiū. Nu, bet pagalvok. O ką tu darytum? Tiek aš, žinok, su kuo aš nekėjau, tai būtų išbandyta visą įmanomą labiausiai beprotišką luxury, kurio tu niekad gyvenime turbūt nepajausi. Tiesiog, how it feels like, ten, žinai, valgyti iš auksų pamirkytose dešrelėse dalykų, žinai, kokius nors, tai su pačiu fucking, tai labiausiai ne eco-friendly diena būtų, nes aš su private jetu skraidyčiau visur, tipo labiausiai private ir labiausiai fucking fancy. Ten, žinai, Burj Khalifos viršui būtą išsinuomočiau, žinai, tai parai laiko ir ten, žinai, tiesiog tą beprotišką nesuvokiamą prabangą norėčiau pajausti, kad, žinot, turbūt turbūt išbandęs tą visą prabangą, tu supranti, kad tau to nereikia ir biški kitaip pinigus pradedi žiūrėti. Bet tau dabar yra tas, kad tau norisi tų dalykų, ar ne? Nes tu žiūrėk, tu kaip ir sakai, kad, žinai, nori va ten išbandyti, tam, kad suprastum, kad tau čiūjų nereikia tų dalykų. Tai tau dabar yra tas, va, kad tau reikia, ten norisi kažkokių tokių, nežinau, ten extra luxurious lifestyle. Ne, manau, kad aš, pažiūrėk, does it look like extra luxurious? Ne,
Manau, kad man luxurijas nereikia, bet dažnu atveju žmonėm yra distinkcija, kad jeigu brangu, tai reiškia kokybiška. Man reikia, kad kokybiška būtų. Ir jeigu už tai reikia mokėti didelius pinigus, tai aš tada noriu turėti tos pinigus, kad aš galėčiau gauti tą kokybę. Bet dėl to pirkti Gucci tašę, nes jinai yra Gucci, tai man nereikia. Okay. Aš geriau nauneimą nusipirksiu, bet žinau, kad aš ten galėsiu 12 metų su tą kuprinę vaikščioti. Ok, pagavau. Gerai. Paskutinė tradicija. Tai yra blitz klausimai. Tiesiog nepermastyk. Ir... Jau. Aš matai užgliučinu, paskiau pradedu tylėti. Nesiparink. Tai gerai. Pirmas. Geriausias patarimas, kurį esi gavus. Galima čia lygiai tą patį susivest, kaip ir mano moto. Minimal effort, max result mano būtų. Labai nice. Blogiausias patarimas. Atsuk kitą žandą. Iš ko gavai šitą patarimą? Nežinau, bet žinai, čia nuo vaikystės ir krikščioniško auginimo yra tas, kur jeigu muša, tai leis dar ir pilvą pasileisk vieną, žinai, kur bullshit. Okay. Pirmas dalykas, ką darai ryte ir paskutinis dalykas, ką darai vakare. Prieš miegą praskrolinu TikToką visą laiką, pasižiūriu, kaip Maybachas gyvena. Prieš ryte irgi, pasižiūriu telefoną, nepramiegoju myto, kokią nors aš realiai užmiegu ir atsibundu su telefonu rankose, blogiausias turbūt rutininis dalykas. Dar prieš einam miegot pageiminu kartais. Klasika. Kokį dalyką bandai išmokti? Ką aš dabar bandau išmokti? Jeigu reikia galvoti, reiškia, nieko nebandau išmokti. Blemba, žinok, aktyviai dabar nesimokinu nieko, tiesą sakant. Gilinu žinias tiesiog, žinai, aktyviai ir ne visai aktyviai, žinai, kažkokius karjerinius dalykus, bet nėra, kad kažką konkrečiai mokausi išmokti dabar. Geriau šaudyti su snaiperiu per Call of Duty. Okay. O kam norėtum turėti daugiau laiko? Norėčiau žinot, kur išnaudoti turimą laiką. Nuoširdžiai. Geras. Kaip produktyviai ir kam aš norėčiau įskirti, nes aš laiko turiu, bet reikia, žinai, bet tai jau išmesti ir tą minimum effort, maximum output. Tai tai atsirado laikas dabar galvoti, ką veikti su to laiku. Tai grįžki vlogus. Žinok, po biškį atsiranda kirba kažkas, kad reikia kažkokį, žinai, vėl tą kūrybinę gyslelę judinti, tai gal, žinai, pradėsim konkuruoti reitingus. Vėl neva. Tu man dabar dar paaiškink vieną, mane neramina. Ne žodį. Čia jau loginė tavo klaida arba konteksto trūkumas man. Tavo su broliu laida ta vadinosi ir vis dar tisi vadina. Kvadratinio stalo riteriai? Jo, bet įrašinėjai prie apvalaus stalo. Mes dažnai ir ne prie stalo. Ne, vis laik prie stalo įrašinėjom. Čia yra toks, žinai, kur paimi puikiai žinomą konceptą, bet į biškį patvykini, kad žmonėm yra what the fuck. Tai čia buvo, aš tiesiog šitą sugalvojau, man atrodo, važiuojant su tėčiu į kaimą, pas senelius jis buvo toks, kur reikia laidai pavadinimo Kvadratinio stalo riteriai. It is. Bet tai Kvadratinio stalo riteriai jau gimė ten jau prieš 10 metų, man atrodo, kur tas Taip, tai čia, Jėzau, čia yra konceptas nuo anksčiau negu 20 atsiradė 100%. Okay. Ir Pilypa Bulešova, mano sceninis vardas irgi atsirado toj pačioj kelionėje į kaimą. Okay, pagavau. Gerai, ačiū, kad atėjai. Labai smagu buvo. Žiūrėk, ir širdies ritmas nukrito per tą laiką.